Labas Power Hit Radio draugai, su jumis sveikinuosi aš Vaidas ir sveikinasi su jumis Vaidas. Aš irgi Vaidas, irgi sveikinuosi. Labas Vaidai. Labas Vaidai. Baumila Vaidas šiandieną pas mus. Aš prieš mūsų pokalbį galvojau, pas mane yra pavardė Leliuga, bet daug kas galvoja Leliuga, sako. Aš galvoju Leliuga, jo. Va, o matai, pas tai irgi yra, žinau, Baumila irgi. Jo, sako Baumila, jo. O iš tikrųjų Baumila. Bet aš jau žinau, kad Leliuga ir nebesakysiu iš Leliuga. Nebesakysiu Leliuga tiksliau. Jo, okay. Matai, man su Baumila reikia 12 metų jau. Kažkaip tai. Žinok, aš dar dabar kovoju. Aš iki dabar irgi lygiai taip pat. Kaip tu gyvas? Taip. Taip, gerai gyvas. Sakyčiau, net ne pusiau, o ten kokiais 2/3 gyvas. Gal net girdau 2/3 ir tas mažasis trečdalis, ta mažoji dalelytė trečdalio, dar jos pusė yra gyva. Taip, čia labai jau sudėtingai. Žodžiu, koja, sulūžus nieko čia tokio, lūžta tos kojas, rankos kartais, visko buvo. Viskas čia normaliai. Gerai, kad prieš tai tu apturėjai kelionę motociklu, o ne prieš ją, čia taip nutiko. Jo, gerai. Jo. Taip visai nieko, ne? Juokiasi žmonės, kad, sako, Himalajuose, ten kalnuose, keliuose neįmanomuose su motociklu 5 km aukštį, žodžiu, važiavai, viskas normaliai. Beveik 6 km aukštį, sako, jokių traumų nieko. Dabar čia grįžai į Lietuvą, kaip sakant, kalnai atsilygino. Jo, buvai tu Himalajuose su Jokūbu kartu keliavot. Kokie velniai jūs ten nunešė tas Himalajus? Kokie velniai? Aš žinau, kad jūs pradžiai iš vis norėjot, Jokūbas bent turėjo tokią mintį Everestą kopti ten. Tai jis ir užkopė į base campą Everesto. Ir aš norėjau su juo taip pat Nepale judėti kartu. Tačiau susiklosti koncertai ir dar keli renginiai. Ir aš tiesiog tuo metu negalėjau kartu prisijungti, keliauti su juo. Tad nusprendėme susitikti Delyje, Indijoje. Ir ten aš kažkaip truputį netgi informaciją pramazinau. Pražiopsojau, kaip sakant, ir galvojau, kad mes keliausime motociklais nuo New Delio iki Mumbajaus, iki pietinės Indijos dalies jūros. Bet kažkaip pražiopsojau ten čiatą mūsų Facebook'e ir jisai sakė, kalnuosi, žioply. Ir aš jau, kad važiavau, tai žvengiais iš manęs sako, durnas. Taigi mes važiuosim, sako, Himalajų kalnais, neįmanomais keliais. Jo, bet tu šiaip esi toksai keliautojas, kuriam nelabai turbūt patinka savaitę gulėti prie baseino. Eik, tu išprotėčiau, aš nesąmonė. Jo, aš matau, labai gerai. Nes kaip pasako tau kas nors, kad čia į Everesto tą kempą užkopėm. Tai man tai yra, žinau, pats geriausias dalykas. Aš iš karto rašausi tokiems dalykams. Bet tai Everestas yra tavo tam liste, tai Everesto tą base campą, tai tikrai aš užkopsiu vieną dieną. Koks ten aukštis yra tas base campas? Žemiau šiek tiek, negu mes su motociklais kėlėmės, aš jeigu neklystu iki 5000. Bet važiuosi ne su motociklai, jau kojom lipsit. Jo, jau ten lipimas ir aklimatizacija yra šiek tiek ilgesnė, nei važiuojant motociklu ir geriau. Esi vaikščiojo šiaip po kalnus kažkur? Esu kopęs, bet į mažus haikinimo kalnelius. Jeigu tau pasiūlytų, kas nors sakytų, Vaidai, 3 mėnesius dabar ruošiamės ir po to ne iki base campo, iki kokio nors sekančio ten. Jo, fainai, aš tai pasirašyčiau visokiams kelioms. Geras, ekstremalas, esi visiškas. Sibirą, ta misija Sibiras, aišku, pasirašyčiau, norėčiau, tik tam reikia laiko. Gerai, tai grįžtam prie Himalajų. Su motociklais po kalnus 5 km aukštyje, ten buvo ir sniego, ir lietaus, visko buvo. Ko tikėjais? Tikėjais, kad prie jūros važiuosim, tai jo. Bet kai dabar pasakė Jokūbas, kad į kalnus ir kokios tavo mintis? Pačios fainiausios, nes aš žinau, kad patirsime tikrai gerų nuotykių. Tiesą sakant, aš nelabai žinau, kokie yra tie keliai, kokie blogi tie keliai, kiek perėjų mums reikės įveikti kalnų, kad pasiektume ten savo tikslus. Tai aukščiausia ta perėja 5660 metrų, po to Pangongo ežerą, kurio mes taip ir nepasiekėme. Jis yra būtent Kašmyro tam Ladak regione, į kurį kesinasi. Ten iš vis pavojinga, ten yra karo zona militaristinė. Ten jinai nepriklauso nei iš tikrųjų Indijai, nei Kinijai, kuri kesinasi, nei Pakistanui. Ir tos visos 3 valstybės į tą regioną labai itin kesinasi, nes jisai turtingas savo, aišku, ir gamta, ir turizmo infrastruktūra, tai yra ir viešbučiai, ir daugelis kitų dalykų. Aišku, kelių infrastruktūra, tai, tragedija, ta prasme, ne tas žodis. Aišku, aplinkui tą regioną yra šiek tiek sutvarkyta, mes netgi gavome tokią galimybę ir stebuklas, kad galėjome pavažiuoti netgi 100 km tiesiu asfaltu. Tas asfaltas nebuvo visiškai tiesus, bet asfaltuotų keliu bent 100 km tikrai be jokių ten kažkokių tai griuvenų ir, ta prasme, išplautų upių atkarpų galėjome važiuoti visus 100 km
tiesiog šiaip atčilas toksai atsipalaidavimas. Man patinka irgi keliauti ir aš esu atradęs tokią citatą vieno rašytojo, kad sako, nieko nėra maloniau kiekvienoje kelionėje už jos pradžią. Tai čia ar tai buvo, ar čia kaip tik pabaigos jau laukiai, taip kad pagaliau baigs čia visas tas kančias? Aš nežinau, man ir pradžia ir pabaiga, aišku, savotiškos jos visokios, jos kitokios, bet laukimas be abejo, kad jis stiprus, jisai pats stipriausias tikriausiai kelionėje, bet jeigu taip šnekam, tai kiekviena kelionė yra kelionė, kelionė atgal namo irgi yra kelionė, tai jeigu tu jos jau lauki, tai vėlgi, ar ne, tu kažko lauki, tu lauki kažkokios kelionės pradžios, man netgi 8 valandų skridimas lėktuvu ir žiūrėjimas ten filmų įvairiausių. Taip. Nemokami gėrimai. yra irgi savotiškas kažkoks tai experiences, kurį faina patirti. Geras, tai ne pirma tavo kelionė motociklo, nebuvo? Tu Austrijoje dar buvai irgi. Bet aš įsivaizduoju, kad ten visai kitokie keliai, viskas buvo kur kas paprasčiau. Kokios čia patirties negazdino, kad reikės 5 km aukštį su motociklu važiuoti? Negazdino, tai sakau, vienas iš tikslų buvo ir be abejo, kad iš pradžių nežinai, kokie tie keliai, kokie tie griuvėsiai įvairiausiai ir kas tai per duobės, ir kas tai per nuošliaužos, tiek akmenų, tiek sniego. Griuvot kur nors, kokiu turėjot? Griuvom, labai daug kartų griuvom. Jau tie griuvimai, kaip prasideda, ne kelias, o purvas, tarkim, tose serpantinuose, ne kelias, o sniegas. Tai akivaizdu, kad tu griūni, bet tie motociklai, kuriuos mes nuomavomės, jie buvo apsaugoti įvairiausiais stripais apsauginiais. Tad kai kas iš jų lūžo, ta prasme, bet juos pataisėme, o taisimas yra žiauriai pigus Indijoje, be proto pigus. Ten 50 kokių rūpijų už suvirinimą, arba šiaip iš vis neimdavo. Ten šokolado duodavo. O šiaip teko pavažinėti Indijoje, iš vis eismas yra kosminis dalykas, ten visi kaip išprotėję važinėja. Teko tom nekalnų Indijos gatvelėm? Jo, bet kaip mes su Jokūbu ir kalbėjomės, kad tai yra fantastika, tai yra lyg vienas judantis organizmas, kažkokia tai ameba, kažkoks tai, neįsivaizduotino saugumo netgi prasme. Aišku, kad matėm ten vieną kitą avariją, bet tokiame mieste vieną kitą avariją New Delhyje, tarkim, matyti. Taip. Tai yra, niekas. Azijoje visi važiuoja kaip žuvis. Pasitėviai, žuvis irgi būriais plaukia, bet jos nesusiduria. Taip, iš viso forų paraškai yra nepaisoma, kai kuriuose didesnėse sankryžose taip, sustojama yra, bet visi, kai susimaišo tuktukai, arkliai ir ten vežimai visokie, ir dar žmonės stumdantis kažkokias tai prekes per visus tos pagrindinius kelius, ir taksi, ir šiaip automobiliai, ir trakai, ir jie visi juda kažkaip, vienas kitam užkišinėja, pastoviai pypsina, kad praneštų, kad jie gyvi ir jie sveiki ir jie čia, aš čia esu, aš čia tave lenkiu, aš čia tave jau aplenkiau, visada papypsina. Tai kažkaip jiems sekasi. Ir dar žmonės eina per gatvės, Jo, žmonės eina belia kaip visiškai, ten ištėsi ranką, palaukit, aš einu. Gerai, trumpą pertrauką padarom, GP Cooper mūsų eteryje, netrukus grįšim su Vaidu ir pakalbėsim ne tik apie keliones, bet ir apie keliones Lietuvoje, kur Vaidas ruošiasi savo vasaros turui po Lietuvą. Nelaikas, ne? Mes jau eteryje. Bet tas nesigirdė labai toli. Vaidas, vestuvės planuojam čia. Šiaip jau atsikratė ar neatsikratė to svajonių jaunikio? Ne, dar kol vis nieko prie altoriaus nenusivedė, tai dar turbūt tave galima vadinti svajonių jaunikio, ar ne? Ką žinau, kad svajonių jaunikų čia pilna. Ant kiekvieno kampo vietos. Man atrodo, kiekvienas, kuris ten single ar dar nesusituokęs yra svajonių jaunikas. Tai aš jau vienas dalykas, aš jau nebe jaunikaitis ten kažkoks, man jau... Ir nebe vienas jau. Ir transokas, ir ne vienas. Tai... Su bitė namuose dviese. Va, ir bitę turiu, tai žodžiu, 3 mes. 3 jau, jo. Vaidai, tai apie tos motociklus pabaigiant... Kalnai. Tau patinka kalnai? Šiaip aš jau supratau, kad patinka. Ką tau reiškia kalnai? Tu vis tiek, įsivaizduoju, važiavai daug kilometrų, klausai muzikos, nežinau, važiuodamas motociklu. Ne, aš nesiklausiau, kažkaip pamiršau ausinės laiką įsidėti. Bet man apskritai pats važiavimas, tai ne tik kalnai, visas, kaip sakant, kraštovaizdis, tas landscape'as, kad ir kur, kad ir Lietuvoje važiuotum, Lenkijoje ir dar kažkur. Bet Himalajai, taigi ten yra fantastiška. Fantastika, ta prasme, tu pastoviai matai kažkokius tai neįmanomus, atrodo tau gamtos reiškinius. Daina kokia nors gimsta mintyse nauja, važiuojant? Gimsta įvairiausių minčių. Dainos gimsta tikriausiai atsisėdus. Kai griūna kalnai. Kai griūna kalnai tada. Bet gal vienam reikia, tam, kad
tam, kad atsirastų kažkokia daina su muzika, bei vėlgi su instrumentu, tada gimsta dainos. Ir aišku, atsiminimai, tai, kad tu patyrei, kiekviena patirtis yra tavo dainose, kurias tu kuri. Tai ką tau šitą kelionę, ką tu parsivežėjai su to motociklu į Lietuvą? Aš parsivežiau potyrius, nuotykius, baimę nebegrįžti namo. Buvo to tenai kalnuose? Kai strigom ten jau kalnuose, kur oro nėra, vos kvėpuojam, tos motociklus reikia stumtis, pravažiuoti, nėra žmonių aplinkui, irgi nėra. Skardis šalia, ne? Skardis šalia, po to iš kažkur atidundėjo traktorius, kažkoks nuvalinėjantis tą sniegą, ten irgi su juo reikėjo prasilenkti. Nu, žodžiu, ten tokia gelbėjimo operacija buvo iš tikrųjų. Tai šiek tiek jautėsi tas jaudulys, ne? Toks jaudulys, kad ar čia jau malūnsparniai, žinai, mus skraidins kažkur. Ar čia iš vis kažkaip tai nusileis? Bet įveikėm. Pasivijo mūsų ir kolegos palikti užantyje, jie šiek tiek galingesnius motociklus turėjo. Aha. Jie mus pasivijo, irgi ten stūmėsi, irgi krito, žodžiu, oro trūko. Jau ten po to Viktoras Jakovlevas, žinių vedėjas, žymusis, sėdimės viršūnėje kalno, valgome jų koldūnus, momos jie vadinasi. Ir Viktoras sako, pasakykit jiems, kad mums reikia pagalbos, kad mums reikia su to sunkvežimiu, kurį mes matom, ten garaže kažkoks sunkvežimis buvo, kad su juo mus nuleistų, bent, sako, 2 kilometrus nuo to kalno ir mes jau po to pasileisime važiuoti. Tai buvo visiškai nepravažiuojami keliai? Nepravažiuojami, jo. Bet ir Hebra mums eindai sako, važiuokit, ten geras, į apačią bus lengviau. Ne, nieko panašaus kritinėjom. Bet kažkaip įsikapstėm. Tai neišgąsdino tokias kelionės. Galvoji, kur dabar norėtum pravažiuoti su motociklu? Jo, Pietų Amerika, nes vis tik ten pasirodo yra aukščiausia kur perėja. Kur ten Čilėj, kur nors Peru? Peru, man atrodo. Jeigu aš nesuklysiu, jeigu nepameluosiu, bet reikės pasikapstyti po tas informacijos klodus. Ir Afrika, matyt, kad būtų labai įdomu. Bet užkabino, ne? Užkabino tas keliones. Užkabino. Ir kas svarbiausia, tam nėra jokio, žinai, amžiaus sensas. Aišku, kad yra amžiaus sensas, nuo kada tu gali pradėti motociklus naudoti. Tačiau, na matai, galėsiu tą daryti ir kai man bus 50 ir 60 metų, žinai, tu gali važiuoti tais motociklais amžinai. Geras. Be motociklų jau, kai grįžti į Lietuvą, dabar reikia užsidirbti naujom kelionėm. Reikia. Kiek čia liko? Palauk, pirmas tavo koncertas 23 dieną, ne, man atrodo? 23 dieną koncertas Vilniuje, buvusiame mokytojų namų kiemelyje, dabar Vasaros terasa. Vasaros terasa. Ir vėliau keliaujame į Nidą. Nidą, jo, 24 rugpjūčio dieną. Čia kiekvieną dieną, žiūrėjau. Kiekvieną dieną koncertas. Nidoje bus labai jaukus koncertas. Romai! Mes Nidoje tik akustinė, nedarom tokį. Nors šiaip jie visi akustiniai yra, gyva grupė. Bet Nidoje šiek tiek mažesnių sąstatų grojame ir manau, kad nidiškiai ir ne tik nidiškiai, tie, kurie lankosi Nidoje, atsimins. Jau porą vasarų mes darome tokius koncertus, ten rengiame ir tai buvo tikrai labai faino pasisekimo sulaukė ir geros nuotaikos, tiesą sakant, tie atlikimai. 24. Jo, 25 Klaipėdoje. Sky terasa, jėga. Sky terasa irgi, turbūt mažesnių sąstatų, jeigu... Ne, tokių didesnių sąstatų. Roma sako, bus visko. O tai Romai, tai ką, jie keliaus visą Hebros mumis į Nidą reiškia, o po to į Klaipėdą? Ne. Nu, supratau. Gerai, tai žodžiu, 25 dieną Klaipėdoje su pilnu sąstatu Sakai, ką tu sakai? Sakai terasoj. Ir 26 dieną baigiame. Užsitūsinsi filme, tiksliau, mieste, kuris atsigauna Kaune. Taip, jėga. O Kaune kur? Kiemelį. Buvusiame ryšių kiemelėje. Taip. Tai dainuosi myliu, turbūt visada, dabar jau dainuoja myliu visada. Neįmanoma. Netgi man po 12 metų pradėjo patikti šitas kūrinys. Dėl to, kad mes jį šiek tiek kitaip atliekam, aišku, mes gražiau jį atliekam. Gražiau dabar jau? Negu jis buvo atliktas prieš 12 metų, negu ta originali versija. Tai niekada pirmą kartą dainavai šitą kūrinį. Atsimenu, kai dainavau pirmą kartą. Atsimenu, kai Virgis Voluntonis sako, tu nesiparink, tuo mes padarysime, kad šitą dainą skambėtų gerai. Ir padarėm kažkaip, ir viskas buvo fainai. Kas dar bus naujo? Bus svečių. Kiekviename mieste tikriausiai
to miesto, tą miestą atspindinčios personos ir būtent iš tų kraštų kilę žmonės. Naujų gabalų kokį nors? Bus naujų gabalų. Bus naujų gabalų? Naujų aranžuočių, naujų gabalų ir feel good vibas, nuotaika. Kaip visada, manau, laisvas toksai mano ir grupės bendravimo stilius su žiūrovais ir klausytojais ir jų įtraukimas į pasirodymą. tą mėgstam, tą visada darom, bendraujam, visokie juokeliai ir panašiai. Visą informaciją apie koncertus Vaido Facebook'e galite rasti. Galite ir mano asmeninėme Facebook'e Vaidotas Baumila ir atlikėjo Facebook'o paskyroje Vaidas Baumila. Žmogus, kuris buvo pasinaikinęs Facebook'ą, bet vis tiek neišsilaikė ir vis tiek... Neišsilaikė, buvo pasinaikinęs. Keletą kartų, tiesą sakant, buvo pasinaikinęs Facebook'ą. Nes dar tada Facebook'as nebuvo laikomas tokia gera klaidos forma. Taip, visi daro klaidų gyvenime. Visi daro klaidų. Visi nueina krepšinį pažaisti ant šlapios guminės aikštelės. Visi galvoja. Ne visi. Karts nuo karto visi pagalvoja, kad ir aš galėčiau Žalgirio areną surinkti. Kartais visi pagalvoja. Bet ne visi surinka. O kartais kažkurie net negalvoja. Tu žinai, kaip sunku tiems, kurie net negalvoja. Jie tada net kitą vasarą negali koncertuoti Nidoje akustiniam koncertui. Gerai, Vaidai, ačiū tau, kad atkeliavai, atšlubavai, tai kad ta koja nemaišytų ir kad geri koncai būtų. Nieko, bet aš dar išbėgsiu į aikštelę. Kaip krepšininkas. Taip pasimatysim dabar ne krepšinio koncertų salėje. Ačiū tau.